sveiki, fantastikos mėgėjai. Tai čia kelionės diena, kuri planuota buvo daug, jau čia kelsime 6 ryto. Ne, nesigavo. Vienu žodžiu taip, tada baigim gerti kavą, dedamės daiktus į mašiną ir važiuojam į Marskoje Oko. Va taip buvo priparkuotas mūsų gražuolis, karočiui, čia karparkas yra, jeigu ką. Reikia raktus palikti. Randamės Slovakijoje, duo tuo atveju, kirtom sieną, kur galėtume mašiną pastatyti. Už mūsų irgi jau krūvą jaučiu prisirinkus. Vienu žodžiu, su nuotykis. Kad Route 66 yra Slovakijoje, aš nežinau, aš žinau, kas yra Amerikoje. Ponai arkliai, kaip buvo jūsų rytinės avižos, papasakokit. Ai, kokie jūs gražūs. Oi, kokie faini jūs. Įveikiam kokius 3 kilometrus. Ką aš galiu pasakyti? Karšta. Žiauriai karšta. Kad toks oras Kaunuose būtų čia retas variantas. Va, takelis už nugaros. Ten važiuoja arkliukai. Arkliukai, bet arkliukai tai jau tokie paprakaitavę gerokai į viršų kyla. Iš žaptų putos drimba. Dabar reikės ieškoti kažkokio pastojimo, sustojimo. Šitie, kur žemyn bėga, tai jie įsišiepia, va, patenkinti visi. Tie, kurie viršų, tai jau nėra tokia linksmi. Jau neveikia, kad avižas viršui laukia. Karočią, lipam į tą kalną viską ir dabar ranką kišti į kišenę. Spėkit, ką aš ten radau. Ar jie variantas A, tai būtų ananasas, variantas B būtų konservų dėžutė, ar variantas C būtų dantų pasta. Nu tai karočią, variantas C. Nežinau, neklauskit, kaip ten atsidūrė. Įpildėm vandenuko iš Kauno upelio ir drožiam toliau. Tokioj va vaizdingoje vietoje kalnai matosi, miškelis vėl trolio mūmio takai. Padarėm sustojimą trumpą, 15 minučių. Ir spėkit, dėl ko man patinka Lenkai. Aš jau vakar sakiau, bet šiandien pasikartosiu. Ant kiekvieno kampo. Skanaus man. Iš vienos pusės tas geras oras yra super. Iš kitos karočią, lipimas į kalną prie plus 30 baigia per šiknį išlysti. Dabar nuėjo kažkur šaltas gerti nusipirkti. Dėl to čia problemų nėra. Šitas man patinka. Dar pakeliu į muziejų kažkokį radom. Čia pasirodo lenktynės vykdavo. Jacekas ir Vacekas, abudu vairuotojai buvo dideli. Lėkė su mašinom gražu žiūrėt buvo. O čia dabar laukia, kol Jacekas su Vaceku grįž. Tvarkiniai sumižimo. Čia jau naujesni vaikai. Tai gražu. Pasikartosiu, bet tas nu plus 30 tikrai nieko gero neduoda, nes prakaitas tai šiknos revų žliaugia, kai nežinau kas. Mes karočią tokie jau lipikai buvom pasiruošę viską, nusipirkom tokio gerimuko. Jau čia kur mau energijos duoda, jau pats užlipsi kojas lankstysi. Tai nuo pirmo gūšnio tai karočią galvojau, kad atpilsiu. Ir daugiau aš jau kažkaip neragavau. Čia jau čia bus pačias ilgiausiai 9 kilometrai mano gyvenime. Einam jau Asilų takais, nes tas kalnas nesibaigia. Oro trūksta, gerai, kad šaltinis yra. Ir šikna prakaitas man bėgo, liežuvis krito iš burnos. Visokios gelmės nesąmonių pridaręs. Bet jau šita tai yra viena iš rimtesnių, žinokit. Nafik. Jau nedaug liko. Jau nedaug liko, šitą frazę kartuoju, aš nežinau kiek kartos. Bet tikiuosi šį kartą jau iš tikrųjų nedaug liko. Kokie vaizdai aplinkui. Netikiu savo akim. Mano kojos, karočią, pasiuntė mane paskui rusų karinį laivą 73 kartus. Bet tai lygtais mes jau artėjam. Nu va, mūsų kelionės tikslas pasiektas. Marskoje Oko.
Galbūt reikės eit nusileisti prie vandens. Žmonių taip pilna visur. Čia nėra ko įsidėtis, kai toks oras. Aukščiau palipus dar gražesni vaizdai atsiveria. To neperteiks, aišku. Va, Siga nuotraukas daro. Nu tie trolių mumių takai tai mūsų neapleidžia kažkaip tai. Jeigu ką, tai mes bandom eit aplink ežerą. Nu, neįsim aplink ežerą, bet eisim pasivaikščiot ežero pakrantę. Ežero pakrantė vėl sąlyginai, jinai yra žemai. Žiauriai gražu. Tas vanduo blemba koks fainas. Taip ir norėtųsi įsimaudėt. Karočiui, Chibra, tiek kilometrų eita. Tiek ir keiktas ir visko čia būta. Blemba, kaip bent jau to ežero vandeniu pasišvakstyti. Nebijokit, šiknos neplausiu tikrai. Tai va, ženklas biškė. Pašaltas. Ežeras, nėra panorėt. Labą dieną. Sveiki! Lietuvių, aišku, pilna visur. Netikėtai krioklį priėjom dar. Prie ežeriuką. Tad kitą, Sigitėlė užvadavo ateit aplink ežerą. Šikna šlapia vėl. Nu, bet eina. Mūsų vežimas varomas 2 arklio galiom. Nebent vieną kumelį ir laukia, tai bus 2,5 arklio galio. Čia stabdį įdomus turi.